pats tas, man atrodo, formatas šitos konferencijos. Nu, dabar jau kaip prezidentas, tai matau biškį tokį kaip ir nesusipratimą, kad buvau išrinktas į prezidentus. Ir baisu tą didelį įdirbį, kurį padarė Rimas, nuterioti kažkaip, tai šiurpą kelia visokios užduotis su buhalterijom, su visokiais gmailais ir kitais, tai tikrai nepajėgsiu tiek suimti į rankas, kiek turėjo Rimas visus tuos 2 metus ir aišku daugiau. Tai čia komandai įsivaizduoju tik tai su komandos pagalba išgyventi. O šiaip tai čia lopšys mano tokio augimo, kaip aš mačiau, vat prieš, dabar net nežinau kiek metų, nuo kokių 25 savo gyvenimo metų. Man čia buvo žvaigždės, čia tokie įkvėpėjai, pati pradžia tokia labai šventa erdvė jau nuo salos Molėtuose, po to dar prieš tai, kai Budrys atvažiavo jaunimo liniją 94 berods, čia skleidėsi kažkokia tokia kūryba. Tai labai norisi, kad būtent tai būtų išsaugota, netgi jeigu ten toj kasoj nelabai kažkas tai liks. Yra brangesnių dalykų. Tai labai ačiū. Tiesa, kažkaip, Dainius nėra narys, bet jau paskutiniu metu narys. Yra oficialūs dalykai ir visai neoficialūs. Ir tie neoficialūs yra, ko gero, patys svarbiausi. O galima tą progą bus pabaigoje žodį trumpą pasakyti? Labai. Dabar. Ar jau baigėsi, ne? Jau aš baigiau kaip ir. Ačiū visiems. Aš labai tikiuosi. Aš irgi iš šalies, iš vidaus kaip dalyvis konferencijų, ne pirmos, o iš šalies, kadangi nepriklauso asociacijai, kažkaip noriu padėkoti ir asociacijai, ir Rimui, kad iš tikrųjų tai, tuo metu, kai viskas vyksta, tai čia niešti, tai čia kažkur dairais, nieko nematai. Bet praeina kažkiek laiko ir pradedi vertinti, nes tai tavo gyvenimas, tavo tikrovės dalis, tai tampa tikra kažkodėl tada, kai nueina į praeitį, kai nebeįmanoma to pakeisti ir sunaikinti. Tai tampa, tada matai, kad iš tikrųjų šita erdvė tarsi trumpam, po kelias valandas prasiveriant, jinai tokių punktyrų, jinai tampa reikšminga. Pamatai, kad jeigu ne šita erdvė, ne šita, ne dar trečia, tai tiesą sakant vis tamsiau ir tamsiau. Ir čia būtų, ačiū Dievui, jau nėra. Ir čia šita erdvė, kuri nėra griežtai formaliai akademinė, kur žmonės neateina atsiskaitinėti ir savo varnelių dėlioti, o kur iš tikrųjų, ir tas, pavyzdžiui, manęs čia įleidimas irgi man yra toks simboliškas, jis reiškia daugiau, manau, kad tai ne asmeniškai, ne tik manęs, praėjusio, tarkim, Kaune buvo tokia kompanija, ten ir Audrius, ir iš vis tokia, tarkim, visai marginali psichologijos požiūrių. Bet psichologija šitoj vietoje yra labai geras pagrindas. Ir yra toks, tarkim, pavyzdys 20 amžiuje Eranos, tarkim, klubas, kaip jį pavadinti, kur su daugybė leidinių, ten ir Kembelas, ir Elijadė, ir Jungas kartu, jie visi turėjo progą, mastas kitas, bet dvasia iš esmės ta pati. Įvairiausių tokių žmogaus mokslų iš įvairių pusių galimybę pakalbėti kartu, tai palieka pėdsakus. Dabar mes skaitom jų straipsnius iš tų Eranos, reiškia, metinių leidinių ir kažkaip irgi tas laikas 100 metų praeina, pamatai, o kaip buvo. Tuo metu irgi, žinoma, kažkas kasėsi, kažkur musė skrido, bet ir čia, ir ta, reiškia, reikia matyti, suvokti ir tą dabartį, pradėti įvertinti. Už tai aš visą tai noriu ir asociacijai padėkoti, ir asmeniškai Rimui, kuris pastarosius metus būtent šitą laikę, šitą erdvę ant savo rankų, galima sakyti. Ir peržengdamas žingsnį nuo seno prezidento prie naujo, man dabar mintis besėdint kilo, ar tokie skaičiau straipsnį Vytauto Kavolio, kuris išaiškino, labai įdomiai interpretavo Žilvino įvaizdį.
ta šeima, kurioje būsimoji Eglė gyveno, ta mergina, jinai yra šis pasaulis, na, sekuliarus pasaulis, o Žilvino pasaulis yra anapusinis, na, galim sakyti, užsąmonės, vartočiau ne pasąmonės, o užsąmonės pasaulis. Ir jau, tarkim, kalbant apie personas tam tikrus, apie veikėjus, tai tas, reiškia, veikėjas jau negali priklausyti anapusių, veikėjas kažkaip turi būti traukiamas. Šiam pasaulyje, anam pasaulyje atstovauja kunigas. Ir jis Žilviną net sutapatino, Žilvinas yra kunigas. Ir ta prasme Žilvinui kunigėlį šitai asociacijai, manau, bent jau ženklai visi, bent jau žvaigždės ir paukščiai palankiai.